kas YouTube? Šiandien aš žaisiu Drakonus ant Amplexo serverio. Žaidimas toksai, tu aplink tave skrydžia 100 drakonų ir turi stengtis neiškristi iš pasaulio arba į vandenį ar į lavą. Gerai, susitiksime žaidime. Gerai, mes grįžame. Žemėlapis yra laivas, orlaivis, neskriu. Stengiuosi bent patekti top 3. Man šiaip visai gerai seka šitas žaidimas. Leiskite, jeigu tai esu gan tylus, tiesiog nelabai man taip įdomu šnekėti vienam. Jeigu būtų koks nors žmogus Frostas ar kas, taip gal būtų ir įdomiau. Kaip matote, va šitie žodžiai jos drakonus pritraukia. Aš dabar turiu bailio rinkinį, va šitai gal to gali mėtyti. Emeraldus jie pritraukia drakonus. Su grandiniais drabužiais yra archeriai, jie gali, tai jeigu pataiko drakoną, jie nuo jų nueina ir mane nunešė ir aš galiu pavaizduoti savo galę, jis mane tarsi vėjo gūsis ir aš liks atsarį miriau. Na gerai, susitiksime kitame raunde. Prasidėjo antras raundas. Šik žemėlapis yra, kaip vadinasi, pamiršau, jo balionų. Jo, kaip pastebėjau, kiekvieną kartą, kai aš žaidžiu, tenai dega. Einu į savo mėgstamiausią vietą iš visų. Iš šitą namą. Geresnis dalykas. Gali dėti čia daiktus savo. O, ne. Kažką metęs farklerį. Jis pritraukia drakonas ir to bus mums kapėt. Auč. Mūsų vienintelė būda išeiti išsiblokavo. Aš prisimenu, kai lašiau praeitą kartą, aš virš manęs visą stogą nunešė. Ir aš net negalėjau pajudėti, liko man kokie 3 blokai va šičia. Va, kažkas tokio. Va, čia galima liksę saliai, liko 2 gyvybės. Bent šįkart jau geriau žaidžias. Ne iškart miriau. Vėl. Teks kitą raundą eiti. Kitas raundas. Palauk, man atrodo, mes esam, jo, vėl linėme laive. Man mes šiaip žemėlapis yra paprastas vandeninis laivas, kuris vandens ne orlaivis. Kaip matote, ten nėra vandens. Laukiame drakonų. Bet keiščiausia būna taip, kad jeigu tu eini ir netikėtai už tavęs visą kelią užtveria. Tai buvo, aš vaikštau ir va taip galima sakyti, atsitiko už manęs. Atsisuku toksai, nes išgirdau riaumojimą ir aš kavos neveriau. Sėkmingas. Man pasisekė, kad iškart neveriau. Šiek tiek gavau tik tai gyvybį šiek tiek numatėme. Gerai, lipam viršų, nes čia yra šis dalies nuo viršaus saugesnė. Mes turiu daugiau šansų nusileisti. Ir va, ką aš vėl turiu omenyje. Jo, jeigu dar nematėte kitų mano žaidimų kartu ten su Frosčiu, aš paliksiu šito serverio IP adresą ir dar į kitą video, į kitus mano video. Na, aš dėlėsiu ten tik 2. Bėgiojame, lyg nesveiki. Gaila, kad čia negalima kitų trenkti. O ne, jie kauja. Wow. Gyvas. Kiek liko žmonių 6. Matėte, ten žmogus kabėjo ir taip nukrito lyg kokia buvo. Bomba, karma, jis į mane metė ir jį užmušė. Prašnekau. Jis hakeris skraido. Na gerai, teks dar vienas raundas. Paskutinis raundas.
Ir šį kartą rasime numaksime žemėlapį. Tai kaip žinoma mano valtyje. Kaip kai kurie žino, aš esu Ender Lordas, dėl to visi šitie drakonai yra mano augintiniai, tik tai pamirštu juos labai dažnai pamatyti, dėl to jo tokie ir įsiūti ir mane puola. Pamiršau tai paminėti, taip tariant. Gerai. Ten jie gyvena va toje saloje. Kaip atrodytų ekskursija. Šalia, jūs dabar kairėje, jūs matote milžinišką ugnikalnio salą, iš kurios dabar skrenda drakonai, kurie bando mus sunaikinti. Jegi būtų geriausia pasaulio ekskursija. Žinoma, man pavyks paskutinėme raunde patekti bent į top 3. O, mane nunešė. Jo, bet čia vanduo, galima sakyti, lyg lava dabar naudojama. Nes jeigu ant jos užmyn, tarsi ją pateksi, tu gal si pradėsi gauti žiauriai daug, atimti daug gyvybių pradės. Ir aš negaliu Ok, ty! Na tai ir buvo visas drakonų žaidimas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jeigu galite, palikit 5 laikus, aš būsiu labai dėkingas. Jeigu, aš pamatysiu jūs kitą kartą. Sudie.